Tai susitinkame naujame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje. Taip pat paspauskite like ant šio video. Pradėjome lankyti, praeitame jau video supažindinau, kad pradėjome lankyti su Austėja sporto centrą, kur einame kartu. Austėja ten žaidžia, o aš kartu tiesiog sportuoju su trenerė. Tai va, tai šiandien keliausime ten ir norėjau parodyti jums, ką sudedu Austėjai į dėžutę, kol aš sportuoju, ką jinai galėtų užkasti. Tai va, baba visokių pripirko jai skanėstų. Dabar jau, jeigu rodysiu, jinai norės, bet gal kaip nors ištvers. Įdėsiu tokių trapučių. Tai yra tokie kaip kukuruziukai maži. Įdėsim šitą. Sulčių gal nereiks įdėti. Taip, įdėsim šitokį batonėlį. Šitie labai skanus, jai patinka. Tik reikia viską iš karto paruošti, kad man nereikėtų rūpintis. Ir įdėsiu kukurūzą. Šitą sutraiškysiu. Ir keletą sausainukų. Porą gal sausainukų įdėsiu. Va, tai tokių. Su pilno grūdu, su morkomis. Čia yra gaidelė. Tai viską va sudėsiu jai ir iškart paruošiu, kad jinai galėtų valgyti ten. Sveiki! Taigi šiandien jau 4. kartą atėjome į treniruotę. Šį kartą vėl su Austėja. Tai vėl mamytės atrodo serga, bet trenerė parašė, kad darys pamoką. Tai nežinau, ar busim tik su Austėja, ar bus daugiau mamyčių. Tai žiūrėsim, nes esam pasiruošę sportuoti. Na, o po to šiek tiek atostogausime, tai man reikia dabar sportuoti, nes po to bus truputį tarpas. Atnešiau šiek tiek žaislų čia, nes jie turi šiek tiek tokius senesnius žaislus. Tai pagalvojau, turiu šiek tiek neskaitomų knygučių ir žaisliukų, kur Austėja jau nebenaudoja. Tai galvoju, čia pažais vaikučiai. Mažą dėžutę atnešiau visokių žaisliukų. Pažalmuosiu, kaip tu čia bėgioji. Ai! Va, mama sportuoja šiandien su voliuku visą treniruotę. Dabar jau pabaigiam treniruotę, paskutinį pratimą darau. Valioju save. Austėja laksta. Sveiki, taigi šiandien parodysiu jums, kokios mano yra apimtis, kad žinotumėm, nuo ko pradėjau. Aišku, jau pradėjau sportuoti šiek tiek kelias savaitės, bet vis tiek dideli pokyčiai nėra dar, tai pažiūrėkim. Tai pirmiausia, rankų apimtis. Tai matuosiu tik tai tuos svarbiausius dalykus, kurie aktualiausi. Rankų apimtis čia tikriausiai ant šitos vietos matuoju. 30,5. Tai pilvo apimtis. Nes tai irgi matuoti padedame. Taip. Pilvo apimtis. Man atrodo, kad čia kažkur reikia matuoti labiau. 2 metrai. 95,5. Tada krūtinės apimtis. Mane krūtinė šiaip visada buvo didesnė, bet vis tiek sportuojant jinai sumažėjo. 98. Tai panašiai pilvas ir krūtinė kol kas. Tada šitą vietą. Čia nežinau, reikia matuoti, gal nereikia. Taip, šlaunis. Ir matysiu, kaip pas mane jinai. Truputį tie centimetrai 61 centimetras. Ir čia 35. Tai va, dabar pasimatavom ir žinosime, kokie pradiniai duomenys, kad galėtume pamatyti, kokie rezultatai bus po kažkiek laiko. Tai
Tai va, kad matytumėm rezultatus, nes kaip ir žinote, svoris nelabai jisai kinta, nes raumo gali augti ir panašiai. Tai matysim bent jau gal pokyčius šitoje skalėje. Galime specialiai pasisverti, o niekas nepatobulėjo, kaip matote. Praėjo 2 savaitės, 3 savaitės. Ką tu ten dūksti? Ką? Šiek tiek pasaustėję šviesesnis kambarys, tai parodysiu rengiau. Tai kelnės yra tokios timpos iš Belkin, tai čia yra iš Pepko parduotuvės. Šiek tiek veidrodis murzinas. Nu nieko, gal matysit. Ir čia toks megztukas, tai buvau iš Gausos kažkada nusipirkus, tai jisai toks man fainas, šiltas, yra sportui ir nėra per storas. Maikutė iš Foref. Grįžome prieš kelias dienas iš atostogų, buvome Telšiuose, tai dar net nespėjau lagamino iškrauti Austėjos ir savo rūbų. Tai žodžiu, taip. Buvau pavargusi, čia visi sirgo, Austėja šiek tiek blogai jautėsi, nes dantukai pralindo ir slogavo ir šiek tiek dar turi slogos, bet jau tokia jinai ant pabaigos. Tai va, tai ir tėtis susirgo, Arūnas, Austėjos tėtis, tai va. Tai žodžiu, visi susirgo ir aš tokia likau viena ir tai nieko nespėjau be pasidaryti. Tai va, dabar, žodžiu, išrinksim kažką apsirengti, nes čia yra dauguma išplautų. Baba man išplovė prieš išvažiuojant. Tai va, bus gerai pats tas kažką aprengti Austėją. Vykome su Austėja sportuoti. Austėja eina į salę. Taip. Atik. Nu va, atvykome į sporto salę. Tikiuosi, kad šiandien įvyks treniruotė, nes mokytoja rašė, bet nežinau, ar pamatė, kad parašiau, kad atvyksiu, o kita mamytė parašė, kad neatvyks, tai žodžiu, neįsivaizduoju, ar vyks treniruotė, bet mes čia pasiruošusi sportuoti. Tiksliau aš, Austėja pažaisti. Austėjai daviau susinuką pakramtyti, kad būtų geresnė nuotaika, nes praeitą kartą, kai į salę įėjom, biškai išsigando. Šiaip jinai nelabai bijo kažkokių vietų kitų, bet kažkaip išsigando. Matyt, kadangi vienos buvom, nebuvo kitų vaikų, tai taip biškai baukščiau buvo jai. Tai va, dar norėjau pakalbėti apie tą sportą, kad ir svorį, kad aš labai nenusimenu dėl to svorio, nes aš žinau, kad aš turiu tikslą, labai juo tikiu ir kažkaip tikslas yra ne tik sulieknėti, bet ir sustiprėti fiziškai. Ir aišku, yra sulieknėjimo momentas, kad pilvą šiek tiek sumažinti ir apimtis, bet visa kita tai yra ilgalaikis rezultatas, kuris laukia, tai nebus trumpalaikis, tai nebus trumpas kelias. Bet kažkaip aš pasiryžus, turiu tam laiko, erdvės ir savo sukūriau tą galimybę. Tai va, tai ją ir pasinaudosiu, kol ją turiu, nes vis tiek po to jau ir darbas prasidės, ir Austėjai darželis, tai bus daug sunkiau tai padaryti. Tai va, dabar stengsiuos visas pastangas dėti į tą, ką turiu. Tai ką, mes grįžome su Austėja namo po mankštos, visai tokia intensyvi mankšta buvo, nors ir darėme kaip jogą, kaip supratau, nes kita trenerė darė ir kalbėjo pusiau rusiškai, bet jo, kiek supratau, iš pratimų tokia joga buvo, bet vis tiek intensyviai buvo, pavargau. Tai va, Austėja irgi jau pradėjo ant galo truputį nerimauti, jau norėjo matyti miegoti, tai vos mašina neužmigo, bet šiaip netaip išbudravo. Ir grįžome namo, tai va dabar užmigdžiau ir pati taip gulinėjau, galvojau, gal irgi jau stausiu, bet neužsnūdau, nes galvojau, reikia eiti valgyti padaryti. Pasirodo, šaldytuve turėjau šitų auga sriubyčių, čia yra būtent 3 rūšių lęšių sriuba, šitą labai skani.
įdedu dar druskytę šiek tiek papildomai ir sojų grietinėlės. Ir labai labai skanu būna. Tai va, nors kažko jaukaus šilto, tai pavalgysiu sriubos. Va, gavus visą tokią pilną lėkštutę, tai manau, kad tikrai įveiksiu. Austėjytė jau atsikėlė. Taip. Padariau tokius iš ryžių kukuliukus, kad galėtų lengviau pavalgyti. Taip. Ir vegetariškus kepsniukas, daržovytės. Va, kaip lengva vaikui paimti. Tai ką, grįžome namo su Austėja, taip? Grįžome namo. Buvome išvažiavę iš tikrųjų ir į parduotuvę, į IKEA. Tai vėliau parodysiu, ką nusipirkom. Tokį jau, galbūt jau reikalingą dalyką. Ir dabar vėl pasišildėm pavalgyti. Ta pati, kaip prieš tai valgėm. Šiek tiek Austėja dar užkando. Banano. O dabar jau siekia kito maisto. Atsargiai karšta. Tai va, vakar nebepakalbėjau. Vakare sugalvojau į IKEA nuvažiuoti. Tai naują dalyką nupirkau Austėjai. Sakiau, kad parodysiu. Tai va, tokį staliuką ir kėdutę nupirkau iš IKEA'os. Va šitą. Ir buvo labai labai sudėtinga parsivežti ją vienoje pačiai su Austėja. Tai žodžiu, aš visada savo susigalvoju tokius tikslus, kur nelabai galiu įgyvendinti viena pati. Tai mano čia žinau dalykas yra toksai, bet dar ir parsinešiau kartu su Austėja viską. Žodžiu, bet dar vakar plius stačiau šitą vakare su Austėja. Irgi galvoju, aš galiu pastatyti su Austėja, aš galiu. Žinot, kaip tos mamos visada viską daro kartu su vaikais, aš galiu. Ir toks nervas įmeina, tai viską ima, lipa ant galvos. Tos, žinot, varštus visokius turiu slėpti pastovi nuo jos, nu žodžiu. Irgi buvo sudėtinga, buvo ir gražių momentų. Buvo, kad jinai pati bandė sukti, aš jai daviau, bet buvo ir tokių erzinančių labai, kur pavojingų, galvoju, kad jinai nesusižeist. Nu va, norėjau staliuką parodyti tavo Austėja. Staliuką. Va, čia Austėja šiandien piešia, atsisėdus, dar šiek tiek aukšta yra kėdutė, bet, va, parodysi, kaip užlipai? Parodysi? Užlipk. Nu, va, jau kambariukas tampa tokiu tikru vaikų kambariu. Dar mažo vaikučio kambariu, bet, oho, kokia stipri. Va, jinai taip užlipa ir po to apsisuka. Apsisuksi? Dar truputį aukštoko kėdutė, nu, bet per laiką paaugės, tai bus pats tas sėdėti. Galės piešti, skaityti. Taip. Tai va, dabar einam jau pokytį miegoti su Austėja. Aš irgi jaučiu eisiu nusnausiu, nors noris miegoti, valgyti atrodo, bet galvoju ir snūdas ima to pačiu. Nežinau, ar dėl to, kad valgyti noris, ar dėl to, kad miegas ima, bet jaučiu labiau, kad miegas ima. Nes naktis būna dažniausiai pas ją lovoje. Jinai atsikelia, nežinau, kelintą kokią 2 nakties ir tada aš čia pas ją užsnūstu iki pat 7. Pusės 8, tai toks miegas būna. Jinai kelinėjęs ten prabunda, biški paverkė, tada ją reikia vėl paguldyti ir užmiega. Tada viskas gerai, greitai užmiega, bet toks būna budinėjimas su ją ir nepatogu miegoti, taip susigrūdus čia mums. Bet nieko. Ateis savas laikas, kada jinai pati pradės miegoti, tai kažkaip nepergyvenu, svarbu, kad yra kur miegoti mums kartu, jeigu tenka. Tai mes atsisveikiname, sakome ate ir susitiksime kitame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką pačią ir like ant video. Ačiū Jums labai, kad žiūrite, kad komentuojate labai gražius komentarus ir iki ate!